Sveikas, Vyteni. Labas, Gustai. Labas. Labas, Gustai. Prisėskit, vaikinai. Tai ką, sveiki, sveikinamės iš Lietuvos širdies Kauno. Sveiki. Labas. Esame Katerių centre Nemus. Po pirmos mūsų podcast'o pasikalbėjimai krante dalies sulaukę gerų atsiliepimų, paraginimų, nusprendėme startuoti ir padaryti antrą dalį. Sekančiam sezonui. Naujam sezonui. Jo, naujam sezonui. Nors šie metai rodo, kad tas sezonas taip ir nesibaigė, tad galima kaip testinumą. Žiemos neturim, tad toliau laukiam, kada bus galima gaudyti mūsų mėgstamą žuvį. Visi, manau, gerai žinote, kad praeitais metais Minkota šaudė saliutus, pristatė visą gamą naujų variklių. Tad šie metai nieko neišsiskyrė, todėl kad Humminbird pristatė visiškai naują gamą echolotų ir ilgai visų lauktą Megalive 2 sonarą. Bravo. Pagaliau. Tad, manau, visiems neįprasta matyti šitos du nuostabius mano bičiulius krante prie stalo, tiek Evaldą ne ant vandens, tiek Gustą ne kažkur ant pakylos čempionate pirmose vietose. Tad nusprendėme su bičiuliais atsakyti į begalę iš jūsų sulaukiamų klausimų, padaryti apžvalgas, šiek tiek įnešti aiškumo, nes vėlgi nauja gama echolotų, taip toliau daug kas susipainioja, ką pasirinkti, kuo atsinaujinti ir kaip tą laiką ant vandens padaryti malonesnį ir efektingesnį. Tad Šiek tiek tave, Vyteni, pertrauksiu. Šiek tiek net baisu, sveikinamės dabar jau dažniausia nuo sofos iš kranto, tai kad netaptume sofos žvejai, tai bet žiema, kaip sakyt, ne, su jumis, bičiuliai, come on, kas, jeigu ne jūs, gyvai, jūs gyvena tuo, tiek Gustas, tiek Evaldas, jūs visą tą laiką praleidžiate su šia aparatūra ant vandens. Jeigu aš ją čiupinėju, ją montuojamės į laivus, visą ką analizuojam, tai jūs, vaikinai, kuo puikiausia tai išbandote gyvai ant vandens ir manau, kad jūsų nuomonė viena iš svariausių, kuri, manau, mūsų žiūrovam, ta prasme, atsako tiek į klausimus, tiek nuramina dūšią, ar to reikalinga, ar to nereikalinga. Be abejonės visiems, aš manau, ir Gus tikrai labai daug sulauk ir aš tų paprastų klausimų, eilinių klausimų ir ne tai, kas geriau ar dar kaip nors, bet tiesiog pagalbos pasitenti dėl techninių dalykų visada, net aš kreipiuosi, atrodo tiek visko žino, bet vis tiek techniniai dalykai yra techniniai dalykai, žvejyba yra žvejyba, kartais joj nereikia tiek daug tų techninių dalykų supratimą, tai vieni kitus papildom ir tai tik tai geriau yra. Mes naudotojai. Jo, mes naudotojai, mums kaip sakyti, a kas čia? Tad Vytenis. Kartais gal kai kurių dalykų geriau ir nežinoti. Jo. Tiesiog nesustojam tobulėti. Tobulėti, vienas kitą papildom tiek praktiniam įžvalgom, tiek teoriniais papildymais ir panašiai. Tad gal pradėkime nuo pradžios, norėčiau jums gal išsameu paaiškinti, kas įvyko Humminbird brando produktų grupėse ir kas pasikeitė nuo šių metų. Kaip žinia, buvo visi pripratę prie Helix echolotų, Solix, Apex. Tad nuo šių metų visa ši šeima yra perdaryta iš pagrindų. Paliko Humminbirdas pačius mažiausius, tai yra 5 ir 7 Helixus, tai yra žieminiai žūkliai arba pradedantiesiems žvejams, kurie nėra tokie reiklūs, stipriems sonaram ir panašiai. Ir čia įžengė Explore. Explore echolotai yra 3 dydžių, tai yra 9 colių, 10 ir 12, po jų seka Apexai 13, 16 ir 19 colių. Taip užpildydami pilną gamą. Su šia gama stengiamės padengti kiek įmanoma efektyviau poreikius, vėlgi laivai nuo tilerinių iki dvigubų konzolių su didėjančiom beje konzolėm, kuriuose 2 ekranai pasidarė kaip ir standartas. Čia, manau, kolegos mano tikrai paantrins, jeigu anksčiau galvojom, kad prabanga, šiai dieną anaiptol, tai yra, galima sakyti, standartas jau normalu. Taip, prisimint savo kelį su 5 colių ekranu turėjo šoninį matymo, dauno ir dar žemėlapius. Tai kai tuos laikus prisimint,
bičiulis atsivežė 9 colių, tai galvoju, kam tas televizorius reikalingas. Dabar nuo 9 colių pradedam visi jau ieškoti. Kas tiesa, tai tiesa. Bet tai nebuvo vien, kad tik tai 3 echolotai sunaikino arba į praeitį nustūmė Helix echolotus. Kardinaliai yra perdaryta nauja operacinė sistema, kuri dirba su Explore ir Apex echolotais. Dėmesio taipogi sulaukė ir Solix G3, kuris pajėgus techniškai dirbti su šiuo nauju softu ir tiek su Mega Live 2 ir panašiai. Ir jie krūvoje gali dirbti, sujungti į tinklą. Explore įgavo ne tik šviežesnę išvaizdą, nauja programinė įranga gerokai supaprastino vartojimą, tai dingo begalė meniu pozicijų, kuriuose daug kas pasiklyzdavo ir paprasčiausiai bijodavo nuklysti, o galų gale nuklydę dar ir netaip nusistatydavo, ko pasiekoja, manau, mes visi 3 čia sėdėdami prie stalo sulaukdavom nemažai klausimų, kurie mažiausiai atrodydavo keisti. Paprasčiausiai ne tai, kad ir patiems įvykdavo ir tokios klaidos. Tai ypatingai, kurie kaip mes mažiau vartotojai, lentutė, jo. Ir taip toliau. Tai. Aišku, iš klaidų mokomės, vėlgi, kiekviena klaida yra pamoka ir stengiame žengti tolin. Tad grįžtant prie temos, kas iš esmės pasikeitė dar daugiau, visi Explore echolotai įgavo naują sonarą, jis bus šiek tiek mažesnis negu, kaip palyginus, buvo Solix arba Apex echolotų. Ir buvo nunaikintas 800 kHz piezo elementas, kuris iš dalies, manau, kad nieko blogo ir nepadarė, nes iš praktika mūsų įrodo, kad esminiai yra 455 kHz ir MHz dažnis. Tai yra 2 dažniai, su kuriais tiek į plotį, tiek ir detalumą gali pasirinkti vieno mygtuko paspaudimu. Intuityvus meniu atsirado ekrane. Nereikalinga spausti kelis kart meniu punktą, kad, tarkim, pasikeisti jautrumą, kontrastą ir panašiai. Atsirado vadinami lietiminiai, tačiniai mygtukai ekrane, su kuriais tu gali tiek skenavimo plotį ant side imagingo pasikeisti, tiek ryškumą, kontrastą ir panašiai. Kas, manau, labiau gali skirti dėmesio žūklei pačiai negu... Pagyvina ir netgi tas, sakykime, jautrumą ar ten į plotį, bet dar ir, sakykime, pats meniu tas naujasis atidarytas, tu tiesiog įėjai į pirmą ir tau jau viskas atversti yra. Tai jeigu dar kažkokie įėjai į nustatymų to meniu, tai tau net kokie atnaujinimai, atskirai vis puslaps, tu nebereikia ieškoti kažkur per 3-4 langelis, kur tas atnaujinimas ten įkišs. Tu iš karto spaudė, nuotraukos, dar kažkas, tiesiog kiekvienas turi savo lango ir viskas. Pagaliau daiktai kūriami naudojimui, meniu kūriamas naudojimui, o ne... Kaip aš juokai sakydavo, senasis meniu buvo įtišnika, tą vadinamą, kur mažiuk langelis ir tu ten tuk, tik tai office gali paspaudinėti, o žvejybai mums reikia pasiemti, per banks plaukiam, kažkur už kraštą, kad su vien rank galėtum valdyti, nes tikrai sąlygos ne visada būna. Aš irgi nemėgėjęs daug visokiausių lentelių, lentučių, kur vėl nežino, kur rasti, po to grįžti vėl, tai čia mano galva viskas supaprastinta, viskas daug patogiau rasti. Labai šiuolaikiškas meniu. Tiesiog minimaliai, jokių neužklių nieks, kas tau trikdytų ir atneštų tų minčių, kad gal čia užeit, gal suklydo kažkaip, nebėra tokia dalyka. Tiesiog mata aiškiai, paspaudė, viskas. Ir tai to, ko reikia, tas ir sudėta, ko galimai reikėdavo, viskas išmesta, ištrinta ir pakeista. Pats korpusas iš esmės taipogi pakito. Explore echolotai nugarinėje dalyje turi kur kas didesnį, beveik pusę nugaros apimantį aliuminį radiatorių. Ta prasme, vis tiek, visa elektronika, procesorius ir panašiai, kuris beje įgavo dar daugiau branduolių pas save, jie emituoja šilumą. Šiluma ir elektronika nėra labai geri draugai, už tai, kad kuo karštesnis kompiuteris, tuo lėčiau visi ima veikti. Šiuo atveju Humminbird padarė iš esmės labai taiklų pakeitimą, garantuodami kiek įmanoma maksimaliai efektyvų aušinimą.
Tai echolotai, būdami net ir karščiausią mūsų vasaros dieną, už konzolių ir panašiai, kur nepraeina vėjas, kur nėra jiem galimybės atsiaušinti, jie nesulėtės už tai, kad jau pats korpusas iš savęs leidžia dar su viduje įmontuotų aušintuvų, leidžia jiems išlaikyti tą optimalią temperatūrą, kad užtikrintų visų funkcijų sklandų veikimą. Ką pastebėsite, kai įsipakuosit, galų gale pasijungsit Explorą, ką pastebėjome mes, tai ekranas. Ekranas lyg ir atrodo, ką gali ten kažko naujo sugalvoti. Ekrano matrica yra velniškai gerai parinkta, jinai yra visiškai kitokia nei palyginus senesnio brolio Solix arba flagmano Apex. Ji yra kur kas ryškesnė. Tai pirmi pastebėjimai buvo, jeigu vis tiek ekraną kraipant arba stovint šalimais ir panašiai, nėra balksvų zonų, daugumo elektronikos, jeigu paversite ar galų gale namuose televizorių iš šono, jūs matysit, kad jis lengvai tokį balksvumą įgauna. Tai va būtent Explorer ekranai, kuo mane sužavėjo, jie neturi visiškai balksumo ir su polarizuotais akiniais nėra to tamsų šviesų arba margulių vaivorykščių. Šiaip jau ir nuo Apexą tas atsirado, tikrai argi labai gerai rodo būtent su akinės, jau kartais netgi pamiršti, kad juos susidėjęs ir net dažnu atveju būdavo, kad saulėtų dienų su akinės daug geriau matydavai Apexe, sakykime, negu ten žemesnės kainos kategorijoje, kaip Solixai ten tikrai geriau. Mygtukai, vėlgi, šiek tiek pasikeitė ir mygtukų išdėstymas, dingo ratukas, kuris Solixe buvo, nes daugeliu vis tiek patogu valdyti jį paprastai mygtukais, jeigu lekiant dideliu greičiu ir abejojant savo piršto paspaudimu netoj vietoj, jūs galite mygtukais naudotis. Kas įdomu buvo, kad mygtukų konsolės apačioje atsirado 1, 2, 3 OneBout Network'ų programuojami mygtukai, tai vadinami shortcutai, jeigu taip galima būtų žargonų įsireikšti. Tai yra trumpiniai, kuriuos jūs nusistatote, kurį norit langą ar panašiai, jūs tuo mygtuku aktyvuojatės ar galų gale funkciją, spotlockas ir panašiai. Už tai, kad tiek minkotą, tiek visą, ką jūs galite valdyti iš šių aparatų. Nugarinė dalis taipogi pasikeitė. Jeigu daug ką nervino senųjų echolotų užsukami dangteliai ant pajungimo fiškių, jų tiesiog neliko, juos pakeitė gerokai drūtesni silikoniniai dangteliai, kurių nereikia sukti, jie nenuplyšta, jie nepasimeta ir pačių fiškių nugaroje liko kur kas mažiau. Tų perteklinių profesionaliam setui naudojamų jungčių tiesiog neliko. Realiai komunikacinė vis tiek yra tinklo fiškė, liko NME 2000, sonarų ir maitinimo laidai sueina. Viskas. Daugiau kažkokių pataikysiu nei tą ar tą, neliko tokių dalykų. Jį pajungti net ir konsolėje, kada tu nematai, tarkim, dėdamasis jau tu kur kas lengviau gali pataikyti, prisukti teisingai aparatą. Taip, kas labai patogu uostuose paliekant, vis tiek dažniausiai aš asmeniškai nurenku visą įrangą, tai manau, kad daug bus greičiau, patogiau ir nereiks ten sukti. Bet čia, manau, tokie... smulkmenos, bet jau smagios. Galų gale, jau einant į smulkmenas, netgi ir pats dangtelis ant viršaus, silikoninis dangtelis, kuris, pasitaikė vaikinoj kraštai, kažkiek net laikydavo. Jis padarytas dvigubai storesnis ir pilnai apkabinantis ekraną, tad nereikia jokių papildomų lipčikų, kad prilaikyti tą silikoninį dangtelį, kad jis po metų ar kelių vartojimo nepradėtų tiesiog žleksėti nuo ekrano ir panašiai. Tai tiek būtų apie tokius paprastus pirminius pastebėjimus apie šiuos echolotus. Tai kaip ir minėjau, jie kaip ir iš dalies, galima sakyti, sukirgė Solixus su Helixais ir sudarė tokią smulkesnę, mažesnę šeimą, iš kurios lengviau bus žmonėms pasirinkti, nes realiai visos abiejų šių echolotų funkcijos ir su naujoju softu dar papildomos funkcijos vienoje krūvoje be jokių gal bus, gal nebus, tiesiog jie tokie yra. Šį kartą į Europos rinkai būtent užsakėme vadinamų CHO modelių, tad jeigu matysite Explore pavadinimą, Explore 9 kaip pavyzdys CHO, tai ten nieko tokio kažko išskirtinio jame nėra, paprasčiausia, toje dėžėje nėra komplektuojimo sonarų.
nes kaip pavyzdys, perkant 2 ekranus į vieną konsolę, velniam žmogui perteklinį kiekį pinigų išleisti sonarui, kuris Arba gali... mes naudojam Apexą, Arba taip, Solixą jau jo, galų gale, jo, Neslėpsiu, to nežinojau. jo, turit Apexą, realiai nusipirkat Explorą CH raidelėm, viskas, jūs sujungit juos į tinklą, pilnai Apexas dalinasi viskuo, sonarais, taip toliau navigaciniais duomenimis. Vienas kitą jūs galite kontroliuoti visiškai, kuriam patinka, kokiam norit spalvomis, ryškumu ir panašiai. Tad tiek būtų apie tokia kaip ir iš paviršiaus tas pirmas žvilgsnis į Explorus. Tad ženkime toliau, kolegos, ką mes turim dar daugiau parodyti. O turime tikrai nemažai. Mes dėjom visas pastangas ir mums nusišypsojo laimė, mes pirmieji, galima sakyti, Europoje gavome tiek Explorer echolotus bandyminius, tiek ir Megalive sonarą. Ir su bičiuliais tikrai neduos meluoti nuo pat pirmų dienų. To pačią dieną jau pradėjom testuoti. Evaldas, kadangi gyvena iš vis ant vandens, tad jis spėjo pridaryti jau pakankamai skanių kadrų, kur gyvai galit matyti. Tai bičiulė, kaip sakyt, jau davė Vytenį žodį, tai pabandysim truputėlį nušviesti. Visiems buvo labai įdomu, kuo skyrė, sakykime, pirmasis nuo antrąją, tai kas nežinoja, Megalive 2, kaip ir Megalive pirms, naudoja 1000 su kažkiek kilohercų, gal Vytenis kažkur, bet sakykime, mega dažnį. Ir būtent su tuo atėjo vienas įdomiausių dalykų, kad jie turi vientiso sonaro. Jie neturi skirtingų kilodažnių, yra vientis sonaras ir jisai duoda didžiulį pliuso, kad mes neturim aklųjų zonų. Mūsų žuvis labai ryškiai yra matom, tai ir būtent pirmosios testos iš karto tas labai pasistebėję, labai gerai skirtingų žuvų grup, sakykime, buvo ir lydekos, ir starkė praplaukiant. Buvo labai įdomu ir atstumą pasižiūrėti, tai tikrai ne vieno ir čia galbūt video įdėsim. Ir tie patys karšiai, kažkur 30 metrų nuo mūsų, kažkur 10 metrų, 12 metrų gilios, kuo puikiausiai yra matomi. Tai žodžiu, tikrai šuolis buvo didžiulis nuo tą pirmąją variantą, nes pirmasis šiltuoju metų laiku tikrai nebuvo, kad blogs ir pradedančiam tikrai už tokio kaino, tai jisai buvo viskas su kokiu heliksiuku, ten, toks pigus devais, kaip bebuvęs, ypač praeitų metų kainom žiūrint. Bet šitas jau, tiesiog didžiulis laiptelis į aukštoms ir į priekį ir būtent su naujuoju Exploru, tai, toks riebuilis kasniuks, būtent į ekrans, ko Vytenis minėjo. Labai gražiai spalvos, lyginant su Apexu, truputėlį skirias spalvų paletės, tuo pačiu, sakykime, kas yra Explore ir tas pats Apexe, tai tikrai jisai turi tokią sudrumą gražesnę, kitokios truputėlį, jo, galbūt dėl tos matricos sunku dar testuoti ir testuoti, bet žodžiu, labai labai patiko visas reikalas ir dabar galvoju, jo, sakau, su žavės tuo visų matymu tai tikrai, fantastinis reikalas yra ir kad specialiai pasirašym su Vyteniu, ko truputėlį net užsimint, pas mums buvo... pirmasis. Ne, čia viskas labai tuoj... Kas atsirado dar, sakykime, su pačiu antruoju Megalaivu, mes galim... artindami, nutolindami, išgauti gerus kontūrus pačios žuvės. Čia didžiausias plius lyginant su Megalive 1 ir tikrai šita vieta yra labai svarbi, todėl kad mes užfiksuojam kažkur žuvį, sakykime, iš tolimos distancijos ir tada, sakykime, arčiau priplaukę, norėdami užmesti, mes viso mastelį susimažinam. Susimažinį mastelį mes gaunam pačios žuvės, didesnį korpuso, sakykime, mums yra viskas aiškiau, kaip jinai atrodo, į kurio pusį žiūri, kas per pelekiukai tenai jų, ar tai lydek, ar tai starks yra, ar ten galiausiai šams, kaip jinai jud nuo mūsų į mum ir tada mums yra lengviau paduoti patį masalą. Tikrai ši čia buvo viena iš svarbiausių ir įdomiausių man, tų, sakykime, momentų, kada būtent tas pasidairiams būtent į to pritraukto žuvį ir tikrai labai gražiai atvaizduoji, tas tikrai labai jaučiasi ir
jau ir Facebook prisidalino truputėlį biškelį, kaupiu tas, sakykime, bet... Per daug nebus. Per daug nebus, bet gerų dalykų. jo, čia tikrai visiems labai įdomu, visi labai klausia apie būtent tuos momentus, bet ką žinau, šitą vietą labai užstriga ir tikrai pasirodė aukštumoj ir neturi jokių priekaištų. To galima tikėtis buvo, nes techniškai jau pati informacija, ką gavom iš pradžių, jau Sonarui dar keliaujant į čia, aš trumpai užbėgsiu visiems gražiem vaizdam, iš tikrųjų už akių ir paantrinsiu Evaldui, gal šiek tiek išsameu paaiškysiu, ką Evaldas turėjo menį, kad tai yra pagerėjo. Megalife 2 pats Sonaras jisai net pastambėjo ne dėl to, kad plasmasės daugiau įdėjo, vidurėjau iš esmės jau pasikeitė kardinaliai. Vėlgi, Megalife naudoja lenktą piezo elementą, kuris būtent neturi aklų zonų. Taip. Ir vienu dažniu yra pilnas diapazonas spinduliu aprūpinamas. Imtuvų, kurie surenka tuos būtent atspindžius, yra net 256. Dėl to ir buvo deklaruota, kad ypatingą dėmesį kreipė į objektų išskyrimą, nesvarbu, kad ir du individai arti vienas kito išskirtų. Tas buvo būtent užakcentuota su masalo matomumu ir tikrai, manau, jūs kaip ant vandens būdantys vaikinai pakankamai intensyviai yra tas vadinamas vis tiek lagas. Bent jau pas kai kuriuos būdavo pastebimas vėlavimas. Ką jie padarė? Jeigu beveik trigubai suintensyvino pingų intervalą, tai kur kas sumažindo tą, kaip sakyti, vėlavimą, kada masalas, kada ką tu realiai matai ir kas ekrane. Jau ko nedaėjom iki to etapo, kada to vėlavimo faktiškai beveik. Bet reikia pripažinti, kad net Megalife'as pirmasis, jisai buvo greičiausias iš visų konkurentų. Nesvarbu, apie ko diskutuojam, jisai nematė į tol tiek, čia nėra diskusijos, bet ją greits buvo patsai greičiausias. Mes lyginam su visus likusiais. Jo, čia ne tai, kad ko galima aplamai išspaus, bet jisai vis tiek buvo greičiausias. Ir ją jau dar, sakykime, ypač vertikalų, ką darydavai, tai bet koks pajudinams tuo pačiu sekundę realiai negalėdavai suvokti, kad tu kažkokį vėlavimo, tai tik čia jau kaip nori kabinėtis, vos ne kaip zoominį, kaip aš sako. Tai šitas dabartinis, antras, tai jau iš visą, aplamai panaikina. Apie tą vadinamą techninį visą reikalą gal į galą kelsim, einam prie tas, kas įdomu ir ką visi norit pamatyti, manau, ir ką daug kas klausinėjo. Tad, Evaldai. Taip, dar noriu irgi išklausiau jūsų nuomonės. Aš irgi teko pasinaudoti, taip, vieniem iš pirmųjų teko pasinaudoti, pačiupinėti šį naują įrenginį. Ir ką aš galiu pasakyti, realiai mes Lietuvoje Megalife antrą sonarą turim mėnuo laiko. Taip. Tai ir manau, jūs pamatysite, Evaldas taip pat daug naudojosi, Evaldas daugiausia naudojasi, aš batsiuvys be batų, kaip ir Vitenis. Laivo neturiam, tai tenka valkėtis paupiais. Bet esmė, mėnesis laiko ir tikrai nuostabių turime vaizdų, žinant, kad vandens temperatūra laipsnis, 2 laipsniai. Taip, va čia dar svarbus, manau. Tai vis tiek šaltas vanduo, paimkim paprastą mobilųjį telefoną, įsitraukti, jį padėjus šaltai ir juo naudotis, jisai kažkiek lagina. Taip. Tas pats ir šitie įrenginiai, vien akumuliatorius šaltame ore, viskas susideda į vieną krūvą, bet tikrai turime gražių vaizdų, aš irgi naudojausi visais realiai gamintojais, tiek Garminu, tiek Lorenzu, kiekvienas atrandam savo tą brandą, atrandam savo pliusus, irgi turiu paprasčiausią pavyzdį, mes važiavome pasaulio čempionatą, Darius visą laiką naudojasi Garminu, gavo laivą Airijoje iš Airijos lietuvių, kur stovėjo Lorenzas, sako, nieko nesuprantu, o po dienos visai pakeitė savo įžvalgas. Taip. Tai čia irgi, kuo naudosies ir kaip sakyti, kuo naudosies, prie ko akis pripras ir tiesiog sakysi. Bet čia dar yra gal didesnis netgi plius, kai žmogus gauni pasinaudoti skirtingais, sakykime, gamintojais, tada tu gali įvertinti pliusus ir minusus. Taip. Visi turi savus pliusus ir visi turi savo minusus. Nereikia galvoti, kad čia viens kažkaip stebukals daro. Bet ką pamačiau
pirmom įžvalgomis, pirmų testu, tai sakyčiau, kad Humminbird mega laivas yra lygiavertis kitiems žaidėjams ir tikrai padarė didelį įspūdį ir ten, kaip komentaruose rašė ne vienas, buvo mūsų įdėtas filmukas irgi, kad aš sakau 25 metrai, įdėtas filmukas 12 metrų, nors puikiai echolotė matosi 25 sekančiame video, kur aš sakau 25 metrai, tai galiu tikrai pasakyti, kad tas atstumas matosi, jeigu guminukas 18, kaip pavyzdys, centimetrų ir fluorokarbonas pririštas. Nu, čia kaip pavyzdys, sakykime. Gulta, aš 1 gramų dėjau 2 colių guminuko 15 metrų, į 12 metrų nuleido. Taip, bet ką aš noriu pasakyti, jeigu matosi 25 metruose guminukas ir surištas fluorokarbonas per segtuką ir matosi suktukas metalinis, puikiai. Tai aš manau, kad puikiai matysis ir gramas 2 tikrai be problemų. Ir sužavėjo Evaldo vaizdai, tikrai vyrukas padirbęs iš peties šiuo klausimu. Ne, tiesiog labai įdomu buvo, nes visada, kai įdomus produktas išeina, norisi greičiau. Žingeidumus, jo. Čia, tikrai aš ir su Lovrancais daug atgaudęs ir su Garminas papuol, tai vat, būtent dabar labai norėjęs vienavoje vietoje. Buvom išvažiavę netgi su bičiuliu pasitestuoti ir su Lovrancu vienoj valtyje, tai tikrai bičiuliai galiu pasakyti, kad labai gerai rodo Humminbird. Ir kai kurios vietos, sakykime, link ir Lovranco, kai kurios vietos Lovrans link. Tai va, sako, čia jau dabar lyga totaliai minimalus kažkurių vietų kampiukai, kur vienas biškel geriau kažkur galbūt rodo daiktus, sakykime, tolumoj, kits gal kažkokį mažo masalo vienoj vietoj geriau rodo, ar pridugna kits kažkiek rodo. Žodžiu, antiek suminimalizavo visko, kad jau priklauso, ar jūs jiems varikelį, ar jūs jiems būtent kažkokią vieną brandą šoninę, ar jums reikia, kas argi labai svarbus dalykai. Ir jūs jau turite visko žiūrėti bendro, į viso. Ir dar vieną kartą pasikartosiu. Realiai visa Europa gavusi šį produktą gavo šaltame vandenyje. Taip. Ir lygiai tas pats ir kalbėjau su bičiuliais dar, kurie gaudo lydekas, gaudė šaltam vandenyje. Irgi sakė, tiek pat šiek tiek prašiau ir Garminas rodo, prašiau ir Lorenzas rodo. Bet čia visada taip rodydavo, čia irgi palaukim dar pavasario, manau, tikrai bus pikantiškų vaizdų. Bet aš sakau, aš jau buvo Augustė, iš vienos valtys turėjom, aš specialiai suorganizavau su bičiuliu, kad turėti ir Lovrancų, ir Humminbirdo, ir sako, jau milimetrais lošėm. Ir sako, buvo momentai, kur Humminbirds geriau rodė, tokios moments, buvo Lovrans, kur biškelt geriau, bet jau viskas, tu tiesiog pasimėtų, supranti, kad jau tu turi suprasti, kur tau žiūrėti, kad rasti to blogumo kažkurį. Ir čia jau viskas. Šiltam sezonui bus labai įdomu. Taip pat ir Lenkai bičiuliai siuntė sulyginimo su Garminu irgi lydeka, masalas, identiški vaizdai, labai smagi paletė. Jo, va čia irgi. Ne, paletės tai čia. Ta mėlyna spalva labai gražiai limpa prie akies. Turim spalvų. Žuvim išskirti labai pasiteisina, beje, būtent tą mėlyną paletę. Mėlyną raudon, todėl kad ypač kai yra didelį būrį žuvės ir stambesni objektai labai gerai išsiryškiant. Dėl raudoną tą kietumą vadinamą absorbavimą, kaip čia jį reikėtų įvardyti. Bet žodžiu, to kietesnį stambesnį objektų iš karto labai stipriai išryškiant ir jisai visada labai gerai matas. Tai čia vienas iš didelių pliusų, nes palečių pasirinkimas spalvinių labai svarbus yra. Ir čia bičiulė... Ir kiekviena paletė turi savo užduotį, savo nustatymus, tad reikia, jeigu keičiate paletę, realiai reikia keisti ir, čia palei sąlygas, kontrastą. Būna ir bando užterštesint vienos paletės dirbti, jeigu jūs norit kietų objektų kažkokių, sakykime, žiūrėti daiktus kažkokius, jūs renkatės visiškai kitoks. Pavyzdžiui, tą mėlyną raudoną man daiktam nelabai patika, kur, sakykime, kažkokie povandeninė, jo struktūros jau reikalingos kitos, kažkokios aštresnės, nes jinai yra vadinam ta pereinamoji. Tai kai žuvis plaukia ar kažkur užsilenkia, kad būtent tas suskistėjams tos spalvos jums išduotų, kur kažkoks nuplaukims yra, kitokios užduotis. Čia realiai visiems gamintojams tas pats galioja, ne tik Humminbirdai, tai visi gamintojai tą patį turi. Keičiant spalvą turi keisti šiek tiek ir nustatymą. Normalu. Aukštyn, mažyn.
jau reikia kartais ir improvizuoti. Na ir ką, juodo zonos, čia vėlgi skaudi tema, Gustas kaip tiesiog gyvenantis varžybomis, galima taip sakyti. Tai vėl pasaulio čempas taip toliau visi reikalai, jau kas, jisai žino, kad ta zona gali tau nesuteikti galimybės pamatyti ir pagauti. Tad visų, čia daug sulaukim klausimų, tiek Evaldas minėjo, tiek pats sulaukiau, tiek manau tau jau spėjo žmonės užklausinėti, kaip yra su aklosiomis zonomis situacija su Megalife 2 sonaru. Gal tu galėtum plačiau, kaip sportininkas, būtent iš savo praktikos jau papasakoti, kokie yra pakeitimai? Tai realiai Megalife sonaras dirba visai kitokiu principu negu visi kiti gamintojai. Taip. Gal sakysite blogai, gal sakysite gerai, aš nežinau, bet kiti gamintojai tikrai turi tuo aklųjų zonų. Aklųjų zona yra dažnių susikirtimo vieta, dažniausiai būna 3 aklosios zonos. Tai yra dar mano šioks toks pastebėjimas, kad kuo ilgiau naudoji sonarą arba jis tiesiog būna iškeltas ir dirba ne vandenyje, stovi keramika, kaista, tai su laiku tų aklųjų zonų atsiranda vis daugiau. Aš kalbu apie kitus gamintojus, Lorentzą, Garminą, tai pas Megalife, pas Humminbirdą aklosios zonos nėra. Mačiau Evaldo video Rygos uoste, šiaip tenais yra didžiulis, kaip aš sakau, sąvartynas, daug triukšmo, metalas, atspindžiai, žiauriai tenais yra, ten atrodo gaudai starkį ir tas starkis būna pradingstas, rovės ir gaunasi, kad nedidelė atstumai nuo laivo atspindys, iš to laivo velnežinkas tenais dar išeina ir kas ten atsispindi, tai gaunasi gaudant toks vaizdas, kad realiai šone stovėtų dar 2 priešingų gamintojų sonarai ir šautų į tave ir tu tiesiog turi gaudyti žuvį. Tai va, kiek mačiau Evaldo video, tai tikrai labai gražus, aklosios zonos 0. 30 metrų pastatyt į priekį. Visiems gerai žinom, mes su Gustu kalbam čia apie sausai Dokoto vadinamo ir ten yra tokie lynai, tai labai gerai pagal juos tokio analizė pasidaryti. Ir būtent, netgi mes buvom ir su Lovrantzu laive, toj baisioj vietoj, Humminbirds praktiškai neturėjo nei vieną trūkdžią. Čia dar naujas dalykas, ko Humminbirds padarė, eliminavo trūkdžius. Ir seniau, kur sakykime, su Lovrantzu, jie tikrai labai pjaudavas ir kas norėdavo šojų naudoti, problemų turėjo. Dabar nėra, mes vienu metu naudojam, kadangi norėjom matyti, naudojam juos abuodų, nėra trūkdžių. Uoste tam, kaip Gus jau ir minėjo, ten toks yra. Net patys Latvijai bičiuliai sako, ten sako, jeigu nori patestuoti echolotų, ten plauki. Tiesiog tą žodžią prasim, jeigu ten jau gerai roda, jau viskas, jau to, taip sakykime, kaip ir išgelbėt. Tai net naktį, pavyzdžiui, jeigu su Lorentzu gaudai, nereikia net matyti aplinkos, tiesiog jau pradedi matyti echolotę, kad atsiranda iš kažkur tų triukšmų, reikia tik galvą pakelti ir supranti, kad šone plaukia kitas laivininkas, nežinau kaip pasakyti. Tai žinokit, bičiuliai, šitoj vietoj tikrai vienas iš malonesnių tokių dalykų, tai tų zonų nebuvo ir pirmajam, ten vien tik tokia nedidelė buvo, vis tiek jie turėjo jau tada to sonaro, sakykime, būtent vientiso, bet dabar, tai sako, jeigu jau vienam laive gali su 2 skirtingais laivai žvejoti, tai yra didžiulis plius ir tiesiog, jeigu turėti įrango, jau gali papildomai pasistatyti jau tas... O dabar dažnai to reikia ar varžybose. Aišku, kiek ilgai bus leidžiami šitie prietaisai varžybose. Kai Gus čempionų tapo ir parodė, kiek galim primušti, jie suprata, kad lietuvius arba banint reikia. Kartais ir lasda iššauna. Ne, kartais lasda iššauna, bet ne Gus kartais. Žinai, čia jau Gustelis pavarė kaip priklauso. Nebra, meistriškumo nepraliurlysi, yra kaip yra. Nebandėm. Pergalės kalba pačios už save. Kas liečia dabar filtrus, vėlgi norėčiau įsiterpti. Nuo pat pradžių Megalife 2 ir buvo akcentuota filtrai. Filtrai ne tik, kad su gretutiniais sonarais ir taip toliau.
Nemažus triukšmus kėlė ir priekiniai elektriniai varikliai, tikrai elektronikos šiai dienai laivuose, o dar labiau žvejų apsuptuose vietose, tai įsivaizduokim, su daug elektronikos sulėkė, daug laivų, ten po vandeniu, marmalinas, Ir tik ne vien elektroninių live sonarai, tik išorės. viskas, taip. Tai buvo didelis dėmesys skirtas sonaro būtent filtravimui ir apdirbimui pačios medžiagos, kad išsivalyti. Esminis reikalas, ką pastebėjom netgi ir pačio pirmo mūsų bandymo metu, Gustai, tai automatinis sonaro kalibravimas. Va čia ir buvo klausimas, visi kalibravimas, įsivaizduoja, čia gal jo pastatymas, Kas tai per daiktas? Kebra, čia jau ne pastatymas, ne traškėse, ne panašiai. Tai yra kalibravimas. Jeigu įeinant į meniu, į Megalive ekraną, iš meniu pozicijos, nueinant į jos nustatymus Megalive sonaro, jūs pamatysite auto calibration, tai yra kalibravimas. Ką jis daro ir kas tai yra. Ekrane, kas faina, jau padarė tokias kaip ir ikonas, vizualinius, kaip rekomendacijas, liepimus, kokiam gilyje reikėtų atsistoti su laivu, kad nebūtų tai bangavimų kažkokio didelio ir panašiai. Vienu žodžiu, kad dugnas būtų tolygus, kiek įmanoma, jeigu drūtesnis, kaip sakoma, ir sonarą ar tai žemyn, ar tai forward režime palikti ir tiesiog paleisti kalibravimo procedūrą. Ta procedūra, jinai trunka tikrai neilgai, 10 sekundžių. Pirmas reikalas, ką su Gustu, būdami Kauno mariose, pastebėjom, jei prieš tai pirmų pačių užkūrimų, be jokių absoliučiai nustatymų, defaultiškai išplaukėm į Kauno marias, lyg ir atrodė, kad nuo mūsų kvest variklių kaip ir dar Ir nuo laivo, ar nuo laivo toks jo neaiškus toks, na, bet kaip buvo, kad realiai apie tą automatinį kalibravimą nebuvo net paminėta. Užakcentuota nebuvo. Taip. Na ir ką, va čia tada bandymas parodė, Iš pasalų toks mygtukas. visus nago, žinai, na ką, kaip ir visiems įdomu, spaudžiam, bam, paspaudėm, taip. Ir staiga tas ekranas, tikrai juntamai jis išsivalė. Tai yra visi rekošetai nuo paviršiaus panašiai nuo variklio ėmė ir pranyko. Ką tai rodo? Po to jau, kai giliau su pačiais programuotojais Humminbird teko bendrauti tiesiogiai, kodėl jie tą automatinį kalibravimą padarė, vėlgi pagaliau išgirdo žvejus, ne tik mus, iš viso pasaulio. Skirtingi vandenys, skirtinga mikroflora, fauna, taip toliau, dugno kietumai, vėl kai vaikinai pasakoja, laivų dokai, vėl metalai, kažkas, kas atspindi ultragarsus ir taip toliau. Žodžiu, iš šiukšlyno padaryti normalų vaizdą, reikia kažkaip tam sonarui atskirti, kas yra kieta, kas yra minkšta, kas yra viršui, kas yra apačioj. Ta čia yra labai puikiai automatizuota funkcija, kuri iš esmės sutaupo daug laiko vėl nusistatyti, kad jis ten tobulai rodytų. Paprasčiausiai aktyvuojate šitą kalibravimo būtent programą ir automatiškai sonaras nusistato optimaliu režimu. Po to, kai sakė, spalvos, atspalviai, ten visą ką, kontrastą, ryškumą, viską jūs galite padaryti tiesiog ekrane paspaudydami kelis kartus. Galbūt Aš ne irgi visa... supratau, jeigu ši funkcija nepadės sukalibruoti, geriau susikrauti manatikės ir važiuoti namo. Na, da jau plūdį nebelieka. Aišku, galbūt ne visada ir padės, nereikia galvoti, kad čia kažkoks magics yra, bet jisai tikrai yra labai greitai padaromas. Paprastas ir labai greitai. Jo, svarbiausia. Blogiau nebus, aš kaip sakau, va čia yra Niekada. Kauno mariose tikrai, va, sakė, išsprendė, aš argi vienam tvenkinį man argi pagerina, vienam tvenkinį buvo komsa, kaip sakytų prancūzai. Bet būtent labai gerai ir parodo, kad matomai, jeigu vanduo ten pakankamai gers, jeigu nėra kažkokių bangavimų, trūkdžių, jisai neturi ką ir pakeisti, ties ir taip vaizd gers yra. Bet jeigu mes turim kažkoks atyšoks, kažkokį foninį garsą, va tada aš manau, kad jisai ir duoda apie save žinoti ir programiškai apsivala kažką. Ar kitaip dirb programą, va sunku pasakyti. Bangavimą Nenujam šiaip. Irgi sušvelnėjo. Greičiausiai. Jau kai didesnė banga, kai būdavo laivas, tarkim, šoniniai banga, kai linguoja, irgi jau gyro veikia gana gražiai. Ir neliko ant Megalaivo, bet aišku, čia gale parodysiu, neliko jau sensorių, kurie jaučia vandenį, tai vėl jau elektroniškai, kaip sakyti, išgautas jautrumas jo.
Tad išėmus iš vandens, jokių ten palauk dar, Jo. kol drėgnas, nes buvo atveju, Jo, jo. atsimenu, su Megalavi pirmų lekė dar, kaip tie, tokie buvo tos, Tik. sukeikliai, kaip sakant, krūtilkos tos jau liaudiškai vadinamų, šalia laivo, daro posūkį, purslas užvaro ant sonaro, pam, veikia sonaras, ore būdamas, įsivaizduoja, kad jis vandenį, nors jis jau viršijo lekė. Būna ir keitimai, va, kaip įgus Nu, mažas. sakė, tada Taip, tie be visokie abejo. perkeitimai yra ne patys. Be abejo. Ir tai tikrai yra didelė problema. Girdėjau, bent jau forumuose. Aš žinau, skaičiau. tai taip. Normalu, Ir, normalu. ir Lovrans savo antroji generacijoje irgi jau pradėjo, stengiasi kažkokiu automatiniu būdu išjungti viso to reikalo, nes tikrai daug kas susido. Jo, ir manau, kad ir kas naudojasi kitais gamintojais, tai patarimas, jeigu perplaukinė didesnį atstumą iš taško A į tašką B, tai geriau plaukiant sustabdyti, Jo, tiesiog stop pingingą, mygtuką taip, paspausti, tai, Čia jau jo. tai čia tikrai toks patarimas. Jo. dalykas, kuris gali... Liaudiškai. Vienas paspaudimas, kuris gali išgelbėti Bet jis tikrai visada nemažą investiciją. padeda, tikrai blogiau nebus. Blogiau nebus. Nu. Na ir ką, iš tikrųjų nepaslaptis, kad, manau, visi pas save Humminbirduose turite aibę. Aibę tų vadinamų taškų, waypointų, pavadinkim, kur galai žino, kas ten sužymėta, ar Kaip žuvis, visose ar kelmas. Taip, atsiverčia visi, na, 326, čia jau pas labai retai žyminti tai būna dažniausiai. Ir nieks nežino, tas va būtent kaip su tais waypointais apsidirbti, kurie iš jų yra geri, kurie blogi. Humminbird šį kartą didelį dėmesį skyrė šiam elementui, tai yra waypointų managementui. Ką iškart pastebėsit su nauja programinė įranga tiek Explore, tiek Apex echolotuose, pažymėję paprasčiausią waypointą, jums iš karto išauks lentelį, kur galit momentiškai tiesiog atspalvį pasirinkti ir X-iuką paspaudę toliau plaukti. Arba All Options, tai yra pilną nustatymą įsikvietus ekrane, jums atsiras aibė. Aibė, aš turiu manį, 100 ir daugiau ikonų, tai vėl Taip. starkis, lydeka, panašiai. Atspalvius vėl galit kaitalioti, krūmai, akmenynai, pavojingas taškas, taip toliau. Visus šituos reikalus galite žymėti. Kas dar patobulinta buvo, galima drąsiai grupuoti atskirius waypointus į grupės. Tai čia vėl dabar paprastas pavyzdys, tarkim, mes turim, kalbėkim paprastai, turim dusę, sakykim, su 10 waypointų kažkokių savo tikrai gerų vietų, turim Kauno marias su 30 waypointų, turim Elektrėnų marias galų gale. Tai kad jums paprasčiausia neklaidžiauti po meniu ir galvoti, kuris čia pagal numerį tas waypointas kada buvo pažymėtas, jūs grupėje išsimetę kaip atskirą katalogą, jums neatrodys realiai visus tuos waypointus ir kuriam ežerui priklauso. Kitas variantas, ką padarė OneBoat Network programėlė. Taip, jau čia visi apie ją pakankamai gerai susipažino, kas praeitais metais jau naujasias Minkotas įsigijo, kad puikiai valdosi jos per tą programėlę ir panašiai. Čia dabar būtent Maidaita atsirado waypointų managementas ir galima mygtuko paspaudimu tiesiog kaip ir telefone, kaip ir kompiuterio ekrane apsivesti norimus waypointus. Tarkim, gerai, varžybos, situacija paprasta, varžybos, bam, tarkim, saka, nekiom. Tikėkim, utopiniu jau čia iš dievų scenarijum, aš taiga sugaudau ešerius gerus, Augustas ne. Nesijuok, žinau, kad taip nebus, bet, tarkim, imituokim, pasvajaukim. Ir aš noriu Gustui būtent nusiųsti tuos 3 waypointus, kai aplinkui aš gal turiu kažkokių, tiesiog starkinių gal vietų pasižymės, kuriuo aš nenorėčiau jam išduoti, nors taip aišku, kad apgaudys. Tiesiog ekrane apvedame waypointus ir pasižymė tik tie, kuriuos mes apvedėme tame plote. Vieno paspaudimu būtent aktyvuoju, kad eksportuotų juos į telefoną. Telefone pamatau OneBoat Network appse, kad buvo šie waypointai importuoti ir aš juos tiesiog GPX failų persiunčiu Gustui, nesvarbu, e-mailu, žinute, per Messengerį ir taip toliau. Jis tą patį gavęs greitai forwardina visą ką pas save į Humminbird echolotą. Volia, perkėlimas padarytas.
ne ką mažiau svarbu iš tikrųjų šitie dalykai, kas tikrai sako, aš eilę metų plaukiu, aš sukaupęs labai svarbių vietų. Turėjau aš tokių kuriozų. Ir juokingų. Jums atrodo juokingi, patikėkit, pas mus į Nemus atvažiuoja žmonės, kurie aibę metų jau surinkę, kaip aš sakau, deimantinės vertės, atrodo duomenų bazė. Ir gal neapdairumo dėliai tiesiog neįsisaugoja atsarginės kopijos ir echolotas užlūšta. Ir visa ta jų informacija pakimba ant plauko, stengiamės atgaivyti, ne viskas papuola, tad kad nebūtų šitos karčios pamokos arba nereikėtų lipti kitiems ant to pačio grėblio, dabar iš vis paprasta pasidaryti tą atsarginę kopiją. Tiesiog savo. Nes yra buvo taip, kad parduodu echolotą ir dažniausiai vis tiek gamyklinius nustatymus atkuriam. 1000 taškų, sakau, reikia ką čia dabar rašysim, nusifotografuoti. Atsidarau taškus, nusifotografuoju, ten pagrindinis, kurių reikia, kad neapgaudytų. Atkuriu gamyklinius nustatymus, viskas, ateina naujas echolotas, sakau, reikia važiuoti žvejoti, susivesti. Atsidarau nuotraukas, o ten jokių koordinačių, tik tai paveiksliukai, .1, .2, .3. Karma grįžta. Pagailėjai tų taškelių. O kad užeiti dar į tašką, kad pamatyti koordinates, tiesiog toks kuriozas, taip, tai čia nais labai pagerina arba tiesiog reikia. Iš dalies daug ir iš tikrųjų paprasčiau, man bent asmeniškai iš savo asmeninės praktikos, pamačiau, kad aš nusikopijavęs į telefoną norimus waypointus, aš juos tiek persivadinti, tiek ikonos. Taip, telefonu lengviau dirbti. Ir sinchronizuoti tiesiog, kad nereikėtų, to ekrano tapnuoti, ten ešerys, greitai viską telefone, bram. Ir taip, ir dažniausia būna... Esam tiek ir prasikeikę, atsiunčia kolegos taškus, koordinatės netinka, siunčia mes taškus. Jeigu dar ypatingai iš kitokią gamintoją, taip, tai čia pats paprasčiausias daiktas. Apibraukiai, nusiuntėjai. Kur kas supaprastino. Belieka tik pagauti. Atrodo, smulkmena, bet... Ne tai mažiausia smulkmena. Ta smulkmena vėl, jeigu tai sutaupė arba sutaupys galų gale žilų plaukų kažkam... Kodėlgi ne? Tai sveikintinas žingsnis. Viskas, kas greičiau, yra geriau. Tiesiog, nes ant vandens mes ir taip tą laiką trūks, tai vien skub, kažkur kits leik, tai mes norim, kaip galim greičiau. Ir dabar vis gyvenimas mūsų yra, gana greit, viskas bėgom. Ir draugelį sugaudė kažkur, kaip tu sakai, draug sugaudė. Kur tu sugaudė, ten po beržiukų, kokių beržiukų, beržiuks jau nebetonk, jau brauki to akvatorijo ir siūs po to beržų. Ir iš tikrųjų, galbūt jinai nėra net konkretus taškas, bet būtent kažkokios seklumos, akvatorijos. Jūs apibraukėte akvatoriją, viso ežero apibraukėte, jeigu ten kažkoks poreikis yra. Ir išsiuntėte, gal bičiuliai iš Švedijo važiuoja, gal važiuoja į Suomiją, kur jūs nebuvai. Kur pavojingo zonos. Kur pavojingo, labai visokios tokios. Tai tikrai gali apsinti ir nusinti. Tai čia labai svarbus momentas. Sraigtų kapinynas. Ne veltui, Amerikoje Hummingbirdas belia kaip vertinamas dėl savo žemėlapių, tai čia dar vienas žingsnis, manau, belia koks į priekį. VX, Lake Masteris, beje, jis jau įkėlęs koją į Europą ir iš palėto mes jį, aišku, viliojam link mūsų dalies. Ir paprasčiausiai tikėt belieka, kad kuo jie greičiau mūsų kraštus pasieks, turėsim tada iš vis pasakišką tą batimetriją su visom izolinijom, su minkotų sekiojimais ir taip toliau. Beje, kas liečia greitį, užfiksavau tą žodį greitas, kaip Evaldas sako, ką Explorer echolotuose pastebėsite, jie patapo kur kas greitesni. Greitesni ne tik dėl to, kad jų viduriai nauji, jie stiprūs ir greiti, bet pati nauja programinė įranga leido, paprasčiausiai mūsų buvo pirmas įspūdis, su gustukais suinstaliavom naują softą ir išlėkėm bandyti, jis daug greičiau veikia, meniu, langai perverčiami kur kas greičiau, tad jeigu ir kažkas buvote prieš tai pastebėję kažkokį tai sąlyginį vėlavimą, tai jis kur kas sumažėjo realiai.
Net Ne, ir nu, vyresniem šiaip jau broliam. Apex jau buvo viskas. Čia ne Soliox pirmos generacijos, kur tikrai ir parūkydavai, pavalgydavai, ten pradžia buvo. žemėlaps Jo. įsijungęs, tai tikrai nieko panašas. Bet šitas, neužmirškim, ką kainodaro, jisai, ne Apexą, jisai už Solixo pigesnis yra. Bet vis tas būtent procesorius, tas greits, jau viskas, jau atitenktos greičiausius reikalavimus, va dabar kiek faktiškai 3 savaitės ant vandens praleisti, tai žodžiu, belia kaip, viskas greitai, ten kažko įjungti, jeigu pradžio pradedam jungti, tai realiai jisai yra greitesnis už Apexo keliom ten sekundė, tai žodžiu, labai greitai. Va, ir gerai, kad tu Solixą iš tikrųjų užakcentavai, nes kaip tik buvo klausimas būtent apie Solix. Vat kaip čia dabar yra su tais Solixais, 1, 2, 3 generacijos, kas per reikalas su jais. Tad visiems tiems, kurie turi Solix G1, Solix G2, tai anaip tol nesibaigė ta žūklė, nekelkim jau visai mirties vėliavų, viskas tvarkoj funkcionuoja su esamu softu, tiek saidą, tiek visą, ką turit, paprasčiausia turėkite omenyje, kad tik Solix G3 dirbs su Explorais ir su Apexais, ta prasme dirbs. Jie galės sklandžiai dirbti su tuo pačiu softu nauju, ir tuo pačiu į OneBoat Networką jungtis ir naujausiam funkcijom dalintis. Tuo pačiu ir Mega Live 2. Tai toks smulkus iš tikrųjų pastebėjimas, kad atvesti tą tvarką. Tai Solix G3, Exploras 9, 10, 12 ir Apexas 13, 16, 19. Va šita šeima, ką dabar išvardinau, tai jie yra nuo šiol einanti būtent familija tolyn į priekį. Kas ateityje bus? Aš nežinau, bet bus tikrai gerai. Tai garantuoju. Ačiū labai, kad žiūrite. Tikrai pirmas podcastas sulaukė nemažai dėmesio. To pasakoje išnaudojame šį laikotarpį, radome laisvą momentą vėl 3 susiburti. Nes nėra lengva susiburti visiems ir su Gustu čia kalbėjom. Kažkaip ir noriam, ir Vyten sako, reikėtų gal jau atliekti, sako, pasibandysit, pasižiūrėsit. Bet reikia suprasti, kad vis tiek ir savo darbų kažkokiu turim, Vytens lygiai taip pat dirb Nemos Marin, Gus vėl ten kulvešiais, aš ant vandens. Mojuojam botagais. Ir kartais tiesiog ir dabar po darbą jau nebežino nei kiek valandų, kad kažko padarai, bet tikrai daug klausimų sulaukiam. Čia pirmiausia yra bičiuliai ir tikrai labai ačiū jums už tos klausimus. Ir gal svarbiausia būtų, kad jūs klauskit. Tikrai nesikuklikit, rašykit, tada mums biškelė aiškiau yra, kaip atsakyti, apie ko mums atsakyti. Ir galite palikti temą, apie kokią norėtumėte išgirsti, žvejybinę temą. Trečiajam podcastui, pakomentuokite komentaruose. Nes vasarą darysim tikrai, su Gustu sugalvojom irgi tokį ir Vytenis pritarė, kad ant vandens. Pabandysim, nes bus ir šiltesnis vanduo, ir jau su žuvim, ir gertuveidų pamatysim. Yra, turiu techninių patarimų iš tikrųjų. Atostogautojų. Atostogautojų, ritmų. Kur nors už Kuršių marių, prie kopų. Vis gerin ir gerin. Tad dėkojam iš tikrųjų už jūsų tokius gražius ir teigiamus atsiliepimus po mūsų pirmo to podcasto. Tikrai nebijokit klausti, tikrai stengiamės kiek įmanoma. Aš pats atsiprašau tų, kurių gal nespėju iki galo taip greitai gal sureaguoti, atsakyti. Bet mum ne vis vien, kiekvienas iš jūsų mum esat svarbus. Ir visi tie ištikimieji, kurie jau užsisakėte Mega Live 2 ir norite pavasario žūklės pradėti su juo, neremės iš kailio ir stengsimės iki kovo mėnesio jais aprūpinti, tad galvokite, planuokite savo nuotykius, o mes pasirūpinsim, kad jie būtų smagus ir sutokiam. Ir kaip sakoma, rogės ruošk vasarą, o būtent. Rogės, arba atvirkščiai. Manau, kad įsveikinsim jau dabar artėjančio pavasario. Būtent. Labai laukiam. Dabar. Jo, aš dar nelauks,
kai kas valt pardavė, kai kas ofės dirbo, aš vienintelis, kuris dar nors ir ant irklų gali palakstyti. Tai aš pasiplaukęs, bet manau, kad jau ir atsisveikysim, greičiausiai mes čia jau ir daknysom, tikiuosi ne, žinai. Bet lauksim, kaip Gustas minėjo, jūsų pasiūlymų ir... Trečiajam. O vėl neišausim trečią, man atrodo, seriją. Parodys, kaip sakant, atsiliepimai po šio Taip, mūsų... parodys laikas. Kaip jums šis mūsų dalis. Ir bandysim varyti toliau. Iki bičių. Iki. Čiau. Iki. Ate. Na ir... 50.